Robotus nusprendžiau įsigyti prieš 3 metus. Šiuo metu turiu 2 robotus, Husqvarna 315 ir Husqvarna Automover 450X. Pagal draugų ir pažįstamų atsiliepimus Husqvarna buvo vienas iš geriausių pasirinkimų, nes kas turėjo kitus robotus, po pabandymo teko grąžinti, kiti gamintojai netiko. Roboto rengiant buvo svarbu, kad veja būtų prižiūrėta, visa tvarkingai nupjauta ir kad nebūtų palikti kuokštai žolės. Dėl modelių pasirinkimą konsultavausi su Husqvarna atstovais, atvažiavo mano sklypą, apžiūrėjom visą teritoriją ir pagal tai parinkom robotus. Roboto instaliavimo darbus atliko Husqvarna atstovas, jokios žalos pievai ir vejai neatsitiko, trinkelės praradė, trinkelės atstatė, darbus atliko per vieną dieną. Robotai naktį nepjauna, dirba nuo 7 ryto iki 10 vakaro. Robotai nustatyti, kad dirbtų pagal oro sąlygas. Vienas robotas turi programėlę, tai aš per didelį liūtį tą robotą atjungiu, kad jis nepjautų. Kitas robotas pjauna visą laiką. Programėlę naudoju nustatyti pjavimo aukščiai, darbo laiko nustatymui. Taip pat pažiūriu, ką robotas yra šiuo metu. Robotai dirba tyliai, nei man trukdo, nei kaimynams. Įsigijus vės robotus, be jos prižiūrėti nebereikia, atsirado daug laisvo laiko. Robotam peiliukus keičia kartą į mėnesį ir užtrunka keisdamas 15 minučių. Į Husqvarna atstovus nesikreipiu, visus darbus atlieku pats. Robotai apsaugoti nuo vagystės turi gamyklinę signalizaciją. Robotas 315 turi signalizaciją vietinę, praneša signalu, o 450X turi GPS signalą, jeigu pakėlus, man gausi telefoną žinutę, kad robotas keliauja. Didžiausias robotų privalumas, kad jie nupjauna žolę ir man nebereikia skirti laiko žolės priežiūrai. Likusi laisvą laiką gali skirti kitoms veikloms. Anksčiau žolę pjaudavau traktoriuku, užtrukdavau 6 valandas. Dabar visą darbą atlieka robotai, man lieka tik kampelių pakraštėlių aptvarkymas. Vertinant Husqvarna produktus, penkiavalėje sistemoje skaičiau 5 balus.